Taigi sveiki visi į šį naują video ir šiame video mes kalsime paprastą lapelį. Tai ką mums pirmą reikia padaryti, tai įkaitinti metalą. Čia naudoju 10x10 mm kvadratą, tai mes pirmą jį įkaitinam. Tai ką mums pirmą reikės padaryti, tai mums pirmą reikės nusmailinti patį galiuką. Ir dabar šiek tiek pasidedame, kokią norime lapo dydžio. Pavyzdžiui, jeigu tokį ilgumą noriu, tai va iš čia ant to kampo atsistatau, kalu taip. Lygiai atsimatuoju, kad su tuo sueitų, kalu taip, 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 taip ir mes padarome dabar įdubimus ir tęsime toliau. Gerai, mes jau turime padarę. Pirmą kaitrą išsmailinome. Operatorių gal arčiau šiek tiek, jeigu galite. Išsmailinome ir va čia padarėme įdubimą, tai atskiriame lapelį nuo pačio jo koto, tai dabar mes iškalsime lapelį, tai kaitiname va šią vietą. Gerai, kaitiname šią vietą ir dabar mes su plokščiųjų plaktuko dalimi iškalsim tą patį lapelį. Tai tiesiog kalame į tą, kaip sakant, kampą. Na ir štai va, iš tikrųjų gavome lapelį, štai čia. Ir dabar mes ką padarysime, dabar čia toliau iškalsime tą, kaip sakant, kotelį lapelio. Padarysime užlenkimą, viską ir tada papuošime patį lapelį. Tai tęsime toliau. Ir dabar mes papuošėme su plokščiųjų plaktuko dalimi, nes įkaltą vis tiek kalame, tai nesvarbu čia. Su plokščiųjų kaltų ir plokščio dalim kalam. Aš čia iš tikrųjų paskubėsiu, nežiūrėsiu ar ten lygiai ar nelygiai, bet jeigu laiko daugiau įdėčiau, tai išeitų toks gan gražus lapelis. Nes dabar iš tikrųjų svarbiausia, kad jeigu nori, kad būtų gražus, va čia svarbiausia, kad lygiai iškaltum. Pavyzdžiui, kai čia nelygiai padariau. Nu, iš tikrųjų gan neblogas gavosi, bet yra tikrai kur čia tobulėti ir, kaip ir sakiau, skubėjau. Dabar pabaigėme va iš čia, padarome užlenkimą ir užrečiame, padarysime pakabuką. Ir mes jau iš tikrųjų turime pabaigę va štai tokį lapelį. Iš arčiau prodom labai skubėtas. Ką reiktų padaryti geriau, tai tą apskritimą čia geriau padaryti ir tą užretimą. Lapelis, nežinau, gan gerai gavosi. Lapelio forma gal tik ties iškalimais geriau reiktų padaryti. Ir va štai čia va biškį užlenkiau, kad dar dailiau atrodytų. Ir jeigu norite kažką tokio nusipirkti, vytautaskalvis.com. Ir noriu dar pasakyti, jeigu norite pamatyti, kaip iš tikrųjų aš gaminu ten tikrų, kaip sakant, laikų ir kokių klausimų paklausti, laukite, kol pradėsiu aš daryti tiesioginės transliaciją ir ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų.